Labas, draugai. Gegužės 22 pradedam šaunus dėti. Toks gal trumps video neilgs. Parodysiu, kaip mes darom polesterolį, kaip mes susiklijavom šitą. Armatūra sudėta, dar nesurišta. Taigi, pabandysiu taip papasakoti, kaip susidėjom. Taigi, kai turit tuos, kas žiūrėjot praeitą video, turit ašis, įsitampat šniūrus, atsiskaičiuojat, kur bus rostverks, tai betons ir betono kraštą skaičiuojat. Tada pasižymit čia kampą vieną atstumą, anam gale kitą atstumą. Įsitokiat mušėjų tą šniūrų, tą su spalva, atsimušat liniją visą. Tiek tada jau turit vidinę liniją, nuo vidinės linijos atsimušat kitą kraštinę. Abi išorės atsiskaičiuojat, kiek rostverks turi būti, tada vėl linija palei kraštą. Čia vada matas vakar lyt pradėjo, tai biškį nuplovo, gal ne, matas tokia linija. Atsimušom ir tada palei kraštą, kaip tenais yra, jau pradėt klijuotis polesterolis. Ir pagal tas linijas ir klijuojat. Čia gaunas panašiai kaip tas FinFoams, tik tais patys klijuojat ir čia pigesnis variantas gaunas. Ar blogesnis, abejoju, nes polesterolis pirks palei klasę visą, ką rašo, viską nieko nekeičiam, ką rašo, tą dedam. Ten su FinFoam, aišku, patogiau dirbti, nes ten grioveliai įsistatai, čia linija atsimuši, čia reikia klijuoti, susiklijuoji. Ir po to parodysiu kitus procesus, kaip turim pasidarę palapkes, darėmės, tai dėsim pilnas palapkes. Ten buvom nepaskaičiavę vidinių sienų, nešančias paskaičiavom, tas kur poliai yra nešančias, tas laikančias visą, kaip jos vadina. O per tvarinių nebuvom paskaičiavę, tai per tvariniam dėsim, lentų turim, dėsim per tvarinės po 2 lentas, tai vieną viršui, tarkim, ir vieną apačioj, ir jas suramstysim. Tai va tiek, draugai, toks trumps video, kaip polesterolį susiklijuoti. Tam dalyke, kas gaunas geriau, iš mano požiūrio, tai kad jum nereikės šitaip renkat. Jeigu paprastai sakytumėt, palapkės turi pasidaręs iš palapkių, darykit. Šitam dalyke, taip juokingai nuskambės, bet tu sutaupai polesterolio klijų ant to punktą, nes tau vis tiek, kai išpiltum rostverką, tau vis tiek reiktų jį apšildinti, tai tu jį turėtum klijuoti putą apačioj, nuarmuoti, iš vidaus klijuoti klijus dėti. O čia, manyčiau, pagal mane, kad yra privalums, kai tu tai pasidarai ir užsipili, tu klijų sutaupai tuo atveju ir betons prisiglaudž idealiai prie polesterolio, be jokių tarpų. Tai va, laiką atžvilgiu, ką jaučiu, tas pats išeisiu, gal biškį ilgiau, bet ne kažką. Čia mes neskubėdami daromės, vis pribėgdami, tai va tiek va ir pasidarėm jau. Dar armatūra nesurišta, po to dėsim armatūrą, dar reikia susirišti. Tai va taip, draugai, nežinau ką daugiau papasakoti, turėtų šiandien pradėti lietus lygtais atein. Tiek. Apie kainas nieką nesakysiu, domėkitės patys, nes prie tam video pasakoju, kodėl, kas, kaip. Tai va tiek, draugai, jau 5 kartą sakau, dar rytas, dar neatsikėliau, einu kavos gerti normaliai, nepabudęs, eisim bandyti klijuotis. Procesus rodysiu, tai va, parodžiau, kaip polesterolį susiklijuoti. Tas variantas, kam FinFoams ar pirmą palapkės rinktis, tai kiekvienas palį savo patogumą. Mano manimu, mano nuomonė, jau pasakiau savo nuomonę, kad man šitai primtinesnis variantas.
tai pasidaryti, nes jis, sakau, iš karto betoną susipila jisai ir jokių tarpų nelieka. Suklyjus vis tiek tu kažkiek tarpo padarysi, kažkas bus. Vis tiek, o čia linija atsimušai, plius minus tiesiai, tu išsipylei betoną, susiramsi, įsipylei betoną ir viskas. Ir susivibravai betoną ir tiek žinių. Dar reikės, sakau, armatūrą pabaigti, susirišti, susidėsim plasmasiukus, viską parodysiu eigoj, kaip darau pamatą, nes aną namą, kai dariau, tai neraudžiau pamato, nebuvau, per vėlai sugalvojau filmuoti. Beje, ačiū už komentarus anoje video, ačiū už palaikančius. Taigi, ką norėčiau dar pasakyti. Ten kiti žiūriu, klausėt apie namą, taip, anas parduots savo, tikrai ne šitas, bandysim investuoti. Sau kažkada pasistatysim tokį, kokį noriu, būtinai įkelsiu video tokį, kokį, kai jau savo statysiu 100%. Parodysiu, kaip principė vis tiek, savo kai statysiu, visus darysiu taip pat, kaip čia darau, nes aną dariau lygiai taip pat, šitą lygiai taip pat, nes man tai primtiniausias variantas. Ir savo kai statysiu, lygiai taip pat darysiu. Arba ten nebent tam projekts keisis klasė, kad ten da kažkokias reikalavimai. O dabar viskas daroma pagal projektą, pagal klasę ir aną lygiai taip pat darysiu, jeigu leis klasė, viskas bus medžiagos tos pačios, jeigu atitiks klasė, tai viską lygiai taip pat. Lygiai parastarolį, lygiai taip pat betoną, viską lygiai taip pat darysim. Tai va tiek, draugai. Viso.